Dabar parodysiu butą, kuriame gyvename. Kėlėme ne per seniausiai. Čia yra mūsų koridorius. Didelis. Čia laikau batus. Čia aš. Čia yra svetainė. Čia atvažiuoja kiti savanoriai, čia mes vis apnakvindiname. Atsikėlėm buvo kur kas tvarkingiau, dabar apsikuitė. Labai prašmatus, bet sakykim, kiek senesnis stilius būtas. Vaizdas per langus. Žodžiu, tvarkingas kambarys. Čia yra vienas vonios kambarys. Jau naudojasi panelės. Turime ir virtuvę. Kiek siauroka koridoriukas. Ir turim labai įdomų vaizdą per langą. Vidinis kiemas. Čia kažkas daro valgyti. Čia. Tai turbūt visos virtuvės į šitą vidinį kiemą atsuktos visi langai. Kai visi kepa būna nekokie kvapai. Taip. Gražiai. Paveiksliukai. Tai jau. Einam toliau. Dar paveikslų. Man patinka išplanavimas šito kambario buto. Tokie koridoriukai, vaikai čia gyvena. Viena panelė, greitai parodysim, kaip gyvena. Žodžiu. Yra ir kitas kambarys, kita panelė gyvena. Mažiukas kambariukas. Štaram. Ir čia gyvena mes su vokietuku. Pažiūrėsiu muziką. Va, čia mūsų kambarys. Jis atrodo štai taip. Čia mūsų vonios kambarys. Kur kas tvarkingesnis, gražesnis, kurį matėme prieš tai. Ir iš vidaus neužsirakina, tai mes pridarome duris ir taip susitarėm, kad kažkas mane naudojasi ir kas daras. Va, mūsų kambarys, šitos lovos miegu aš, šitas vokietis Jensas. Ir vėlgi vaizdelis per langus, tas pats, kurį matėme jau. Ir labai nedaug vietos šitam kambarį, ir rūbams sudėti nėra kur, nes matome va, iš vienos pusės ir iš kitos spintos. Bet jos labai nėra nei lentynų patogių nieko. Čia laikau kepurės savo. Čia, ką galėjau susikabinti ant pakabų. Ir iš kitos pusės tašytė, tašės. Ir viskas. O visus rūbus laikau
lagaminę. Tai va, tai toks mano kambarys, taip aš gyvenu čia.